Bratislavoje praleidom pusdienį, miestas, nepasakyčiau, kad labai sužavėjo ir jau kraunamės daiktus, Gustė plauna indus, Andrius dar šiek tiek ilsisi prieš kelionę ir jau už 10-15 minučių paliksime mes Bratislavą ir lėksim link Zakopanės ir ten mūsų jau lauks draugai, susitiksim su draugais ir praleisime nuostabės 4 dienas, truputėlį aktyviai, truputėlį pasyviai, kaip jau išeis. Las mujeres de España, Argentinas y Dominicanas, de Perú y Guatemala. Mums dabar 180 km autostrada važiuoti, paskiau liks tik 140, o net ne 140, 122. Llevan en la sangre el ritmo y el calor. Mira, ya te cuento, su veneno es mi adicción. Baile, fuego y movimiento lento. Padarėm pirmą sustojimą degalinėje. Mums liko apie 200 km važiuoti, apie 200 neliko. Ir, žodžiu, kadangi aš be pusryčių, tai pasiėmiau bagetę. Bagetė kainavo 3,89 €. Pasiėmiau kavos su apelsinais, čia yra kava. Andrius pasiėmė šitos arbatos su persikais ir štriudelio su vyšnėmis. Ir visą mes sumokėjom kiek pinigų? 18,85 €. Tai teko pasiprašyti degalinėje čekio, nes tas 18 € man kažkodėl pasirodė ryškiai per daug, žinokite. Ir įsivaizduot, kas yra. Mes pirkom vieną štriudelį su vyšniom, Andrius pirko, kur aš jums rodė. Jinai mūšus buvo 2, štriudelis vis tik beveik 4 € kainuoja. Tai nuvaida, atsiprašau, gerai, sakau, duok dar tą antrą štriudelį, nes galvoju, ten užtruks laiko, kol jinai skaičiuos mums tas pinigus. Tai va. Tai, žodžiu, reikia žiūrėti, sekite, kiek mokate. Tai buvo 25 minučių sustojimas. Visai skaniai pavalgiau. Tai štriudelis su vyšniom, tai tokio gero skonio, dar ten aguonų pasirodo yra, o tešlos iš vis beveik nėra, tai vien tik masė uogų ir aguonos. Dabar toliau važiuojam, mums lieka 185 km. Tai lieka 90 km. Ir Slovakijos kalnai. Llega por fin el fin de semana, yo me preparo para salir con calma. Įvažiavome kažkokį tai miestelį. Iš tikrųjų. Ir lieka valandžiukė mums iki Zakopanės. Tai rašo, kad Zakopanėje būsime po 2:15. Pas mus registracija į viešbutį yra tik nuo 4 valandų, bet bandysiu skambinti, klausti, galbūt įleis anksčiau, kas yra mažai tikėtina, nes jie jau parašė yra laiške, kad koduką suteiks tik tai be 15:04. Tai va, pavyko nusnausti vietovę čia panašiai kaip ir Austrijoje gal kažkiek. Oras dabar 31. Tai važiuojam toliau. Beje, perskaičiau, kad Zakopanėje ir Slovakijoje, Tatrų kalnuose, žodžiu, gyvena rudieji lokiai. Tai, žinote, visą instrukciją dabar pasiskaičiau, kaip elgtis juos sutikusi. Nežinau, bet man jau kokią porą savaičių tie rudieji lokiai niekaip neišeina iš galvos. Andrius sakė, kad aš apsėsta meškom. Tai kylam į kalniuką, jaučiu jau spaudžia ausytės trupučiuką. Emocionado, bien perfumado, pa' que las mujeres me vean presentado. Son las latinas, la octava maravilla, brillan y con sus besos todo lo hacen vibrar. Kapinaitis. Rico, Belice, Bolivia y Panamá. Bien tú sabes que te van a conquistar. En Costa Rica, Honduras y aún hay más. Italia, Francia, Brasil y Portugal. Son puro amor, mujeres latinas son lo mejor. Son corazón. Papasakok, Andriukai, lauki susitikimo su draugais? Garsiau kalbėk, tave sakė, negirdi tas draugas. Neleidžiat man rėkti. Miesto bažnyčia. Tiesą sakant, nežinau koks miestas, nes nemačiau pavadinimo. Čia kažkaip kaip ir Čekijoje tie pavadinimai keistai
neaiškiai. Ne visur. O gal aš neįdėmiai stebiu, aš nežinau. Bet ir tu nematei, Andriau. Lipa gal? Ne, čia lipa tai ligoninė gal reiškia. Ne, arba viešbutis, nes ten buvo lova, žiūrėkit, ten kapinės. Kapinės jų. Matai, pabaiga buvo. Tai pabaiga? Suktas kažkaip lengvas. Kryva buvo gyvenvietė čia. Candela que brilla, flama divina, solo emoción. Las musas que dictan esta canción son bendición. Mujeres latinas, su ritmo es mi pasión. Dar viena gyvenvietė, čia jau visai pasienis, man atrodo, aš net nežinau, suradę klausom, tai man jau net atrodo, kad lenkiškai mes ją klausom. Nu ką, įvažiavome jau į Lenkiją. Įvažiavome į Lenkiją ir mums labai nedaug belieka kelią važiuoti. Iš tikrųjų, net šone jau matau Tatrus. Negaliu dabar jūs parodyti, stoja namai visokie. Bet taip va, ženklas Zakopanės jau matosi. Tai taip ilgai laukta Zakopanė. Kuo arčiau yra Zakopanė, tuo daugiau dviratininkų sutinkam, kurie siaubingai stabdo eismą. Dabar va kažkaip kol kas lygus kelias, bet iš tikrųjų tai šiaip daug važiuoja dviratininkų. Daug prastatyta namukų nuomai jau čia šalikeliai. Jau labai netgi jaučiasi, kad mes artėjame turistinės vietovės link. Jau nebeužilgo iš tikrųjų pasimatysime ir su draugais, ir neužilgo ir su jumis sveikinsime iš Zakopanės. Dar darysim sustojimą užsipilti kuro. Pagaliau bus aplankyti Tatrai. Va, stovi namukų nuomai paleistų turistams pievose. Matyti, iš čia paskui jie važiuoja Zakopanę su mašina, nes jau važiuoti neva labai toli. Ir eina pasirinktais maršrutais, o tų maršrutų Zakopaniai, kiek domėjausi, yra be galo daug. Ir čia, ką mes būsime 3 pilnas dienas, tai nieko mes čia per daug ir neišvaikščiosim. Čia turbūt reikėtų važiuoti po 2 kartus į metus, 3 metus, kad išvaikščiotume, tai, ką žinau, užtektų. Žinokit, mes jau beveik vietoj, mums liko 500 metrų iki mūsų apartamento. Čia mūsų apartamentai, dabar eisiu pasimti raktą, mes gyvensim 1 aukšte, tai va taip atrodo mūsų apartamentai. Mes ir vėl po žeminiai aikšteliai. Pati aikštelė nėra didelė, nes nėra didelis namas patys, matėte, kiek ten tų būtų. Ačiū Dievui, yra liftas, nes jau galvojau, kad mums teks iš to požeminio. Esu tais visais lagaminais. Pirmas mūsų aukštas? Jo, Ar pirmas. šitas? Taip. Žiūrėkit, vos telpame liftą. Tai Prašau, šitie apartamentai mums kainavo 4 naktim 500 eurų, 496. Apa. Gerai, o žiūrėkime. Negali būti tikrai. Vienas miegamasis. Antra, aš galėsiu dirbti. Ačiū Dievui. O Dieve. Gerai, einam apsižiūrėti. Taip, yra vienas miegamasis. Ponui trūksta kondicionierių. Išpindėję žodžių. Čia galėjo, gal yra šitas. Tada yra antras miegamasis. Mūsų su Andrium. Sakiau, jau matai, aš spėjau. Čia mūsų. Girdėjau. Čia yra dušas. Ir net skalbimo mašina. Ir pažiūrėkit, koks šiuolaikiškas dušiukas. Kaip fainai padarytas. žiūrėti nepraleidžiu. O va čia yra virtuvė. Salionas. Ir žinoma balkonas. Tai va. Taip atrodo mūsų apartamentai šių 4 dienų. Aš manau, kad jie gana patogus. Džiaugiuosi labiausiai dėl to, kad turėsiu erdvę, kur galėsiu redaguoti video ir nekankinti savo šeimos daugiau. Žodžiu, į svečius jau pagaliau Zakopanėje atėjo draugai. Jie, va, Gedulis, žiūrėkit. Labas, sakyk. Labas. Sandrulė. Labas.
Jie gyvena čia šiaip tai visai netoli, iš tikrųjų, šiaip žiūrint per langą, per tvorą mes matom jų namą, bet eiti aplinkui reikia, tai gaunasi apie 800 metrų. Tai va, tai dabar 4 dienas praleisime su draugais, jau nebusim vieniši, tai gal ir vaizdelių bus įdomesnių, nu netokių nuo stalo, faktas netokių. Buvom 3, dabar mes jau 6 ir varom savo į centrą Zakopanės, dabar yra 4:30, ne, jeigu neklystu, vakaro. Šilta, vis dar šilta, apie 26 laipsniai turbūt. Ir varom, pasivaikščiosim, pavakarieniausim, nes jau kaip ir laikas būtų. Galvoju, aš darau vieną kontentą, žiūrėkit, Gedulis filmuoja. O jas. Daro filmą Gedas. Kur kelsim? YouTube, TikTokas, į Facebooką. Dabar keliaujam, apžiūrėsim draugų apartamentus, kas ten pas juos gero. Ir galėsim sulyginti. Gedai, kiek mokėjau savo apartamentus? Jie mokėjo 433. Jo. Jie mokėjo 433 eurus, mes mokėjom 496 eurus. Tai galėsit palyginti, kiek čia gaunas 60 eurų skirtumas. Tai va. Žiūrėkit pas draugus, kaip pas močiutę kaime, einam takeliais rasotais, auga va, visokie krūmokšniai aplinkui. O va čia va, iškart už posūkio jau ir jie gyvena. Na, einam ir pažiūrėsim į jų palocės dabar. Labą dieną. Įleiskite, prašau mane, šiandieną. O čia laiptinė, čia jau jūsų namai. Žiūrėkit, o čia dar kalėdos pas jos. Va. O ašgi ir sakiau, kaip pas močiutę kaime, viskas iš medžio. Iš medžio kvepia medžiukų. Šiaip jau vis tiek jauku iš tikrųjų. Jaukiai ir pas juos čia. Yra balkonas, yra virtuvė su valgomoju. Žiūrėkit, dušas pas juos irgi ganėtinai erdvus, fainas, šiuolaikiškas. Goda, galima į tavo kambarį? Jo, bet mama dabar tenai. Nu atsiprašau, ką ten daro? Eikite, ponė. Galiu? Nu, o dabar, oi, šitas koks šviesus kambariukas mažas, bet, nu, čia telpa tik lova, bet jisai labai jaukus, labai šviesus iš tikrųjų, fainas. Nu, žinoma. Bet vis tiek, va, čia irgi pasidegi, čia vien saulė šviečia pas jos, tai va, pas jos balkonas šitaip vaizdelis toksai. Iki centro apie kilometrą, sakė, eiti. Namai tai va tokie va. Pasakų trobytės pas mus čia. Žmonių nėra labai daug, nors sako savaitgaliais labai daug žmonių, tai bent jau čia dabar nėra kol kas, tai gal jau jie visi į centrą sulindę. Arba dar negrįžę į žygių. O va čia keliaujamės. Pažiūrėkit, kas čia du draugai jums primena. Man tai Liolika ir Bolika, grinai. Ir kaip gražiai pasipuošęs vadėliotojas, oho. Las mujeres de España, Argentinas y Dominicanas, de Perú y Guatemala, Venezuela, Cuba y Ecuador. Čia kaip toj dainoj, visi porom. Kas be poros, tas be tvoros. Ir mes poruotos su Goda. Nu, panašu, kad mes jau atėjome link centro. Matau aikštę bent jau pagrindinę, tai tikrai, man atrodo, ten panašu pagrindinė aikštė. O toliau turėtų būti kažkur ir gatvė centrinė. Nu va. Pagrindinė aikštė Zakopanės. Vyksta mugė. Suvenyrai turbūt visokiausi. Llega por fin el fin de
semana yo me preparo para salir con calma, emocionado, bien perfumado. Tai žodžiu, 45 minutės jojimo nuo Tatrų, 300 zlotų gaunasi, mes esam šešiese, tai jeigu išvertus eurus, gautų 70 eurų, tai principė po 12, po 11 su kapeikom eurų kiekvienam. Šiaip atrodo nebrangiai, jeigu vertiesi. Va tai pasidalinimui. Tai. O čia va gyvenimas jau verda, muzika groja, suvenyrai bujoja. Kepas. Čia bulvė. O Dieve, kaip čia gerai atrodo viskas. Pa' que las mujeres me vean presentado. Son las latinas la octava maravilla, brillan y con sus besos todo lo hacen vibrar. Žiūrėkit, geras man duoda šaibą. Puerto Rico, Belice, Dabar reikia įsidėti piniginę, nes jeigu taip nešu, tai pames. Apsėsime. en Costa Rica, Honduras y aún hay más. Italia, Francia, Brasil y O Lenkai mėgsta visus tuos veikėjus minkštus, iš tikrųjų žiūriu, Varšuvoje buvo jų ir dabar čia Zakopaniai va vaikšto. Candela que brilla, flama divina, son emoción. Las musas que dictan esta canción son bendición. Mujeres latinas, su ritmo es mi pasión. Oh, su ritmo. Ale, nemenkai čia tų arkliukų stovi? Nemažai. Žinot, blogiausia, mačiau, kad eina jie gatve, prikakoja ir niekas neišvalo. Tai atsisėdom mes pavakarieniauti, susiradom kavinukę, užsisakiau lašišą, kuri kainuoja maždaug apie 12 eurų. Lašišą sviestiniam padaže, dar neusakiau, dar sakysiu, bet dar vis galvoju, lašišą sviestiniam padaže, ar imti lašišą su medaus ir garstyčių padažu, nes čia daug pasirinkimų yra lašišų. Tai va, Gustė irgi sakė jums lašišą, medaus ir garstyčių padažo. Parėjo mūsų maistai, skaniai atrodo kol kas. Šitą karkutę parėjo, salotas atskirai turėjom susidėti. Čia yra kepsnys su spanguolėm, vištienos ir svarbiausia Andriaus bulviniai blynai. Andriau, pasakyk, kaip tu lenkiškai ten sakei, kad nežinojai ir neėmei? Sakei, ya не знало, я не брало, sako Andrius, kai žvengiam visi. Hierve y se pone caliente, mire que se siente. Chiquita no responde. Kiek Andriau mokėjom? Žiūrėjau, už viską, ką jūs matėt, ką mes čia valgėm, 105 eurai. Tai visai, sakyčiau, nedaug. Šiaip nedaug iš tikrųjų. Nedaug, nes gaunasi 3 alkoholiniai kokteiliai, 2 alai, 2 lašišos kepsniai, didelė koja, 1 vištiena, bulviniai blynai. Dar papildomas 3 bulvytės, 2 bulvytės, sultis ir dar daržovių salotos. Tai labai gera kaina. Dievulėliau, koks gražus raštas arkliuko. Mujeres latinas son lo mejor, son corazón. Candela que brilla, flama divina, son emoción. Las musas que dictan esta canción son bendición. Mujeres latinas, su ritmo es mi pasión. Oh, su ritmo es mi pasión. Čia Gustė vaikšto, šnekasi su broliuku. Ką jau linkėjimus perduok YouTube'ai kanalai? Las mujeres de España, argentinas y dominicanas, Va, kokia svetinga šeiminėlė. Kviečia užeiti. de Chile y Roger. paraguayas, uruguayas y colombianas, México, Nicaragua y El Salvador. Daug iš medžio čia pas juos tų pastatų. Daug medinių. Ir labai išturistinta.
Biedronka visiems pažįstama, lenkiška Biedronka. Einam dabar šopintis. Imam daržovių, sakėm. Agurkų kilogramas kainuoja 4 zlotai. Tai euras beveik. Agurkai čia. Imsim žodžiu kiaušinių. Kiaušinių, kiek čia? 20 ar 30? 20 zlotų. Jo, bet kiek jau už pačių? 30 kiaušinių, 21 zlotas, tai apie 4 eurai. Kaip ir pas mus panašiai, ne, Andriu? Rytoj Gustė daro pusryčius, tai biškai šopinamės. Pasiėmėm kiaušinių, pasiėmėm aisbergo salotą, pomidoro, agurkų, paprikos, sulčių. Nežinau, ką mes čia dar nusipirksim. Kažkokios užtepėlės dar jinai ieško čia. Va čia yra sviestas, tai čia tikrai ir užtepėlių sūrių yra. Grėtinė kažkokią užtepėlę pasiėmėm. Sunku, kai nesupranti lenkų kalbos. Nebent jeigu tu kažką darysi, jeigu nekopsi, tai gali kažką paimti, valgyti. Guste mums reikėtų į kelionę pasimti nešamo kažko obuolį, kažką, kas nesutištų. Mums reikia dabar tada duonos turbūt, o sviesto nereikia, jeigu reikia sumušinio ar kažko, ne? Užtepėlė yra jau. Rytoj Andrius su mumis nekopsi kalnus, tai sakė, padarysi valgyti mums. Paimsiu žalumynų, kainuoja 40 keli centai. Nu, prašau, paimk man tą puokštę ant kiaušinių. Renkamės aliejų. Ir dabar galvoju, tas Casa de Azeta alyvuogių aliejus 30 zlotų, kainuoja 30 zlotų, tai apie 8 eurai, 750 ml. Ieškom balzaminio padažo, nes Gustelė mums darys pusrytėlius, parodyk. Taip, balzamino padažas. Gustė ieško greito užkandžio, kad jai būtų greitos energijos, kaip pritrūks. Ir nesunkiai nešti. Riešutai greita energija, Gustė. Gustė riešutų nevalgo. Flama divina, son emoción. Las musas que dictan esta canción son bendición. Mujeres latinas, su ritmo es mi pasión. Su ritmo es mi pasión. Llega por fin el fin de semana. Yo me preparo para salir con calma. Emocionado, bien perfumado, pa' que las mujeres me vean presentado. Son las latinas la octava maravilla, brillan y con sus besos todo lo hacen vibrar. Puerto Rico, Belice, Tai sumokam 181 zlotą. Apie 40 virš eurų. Aš manau, apie kokią 8 eurai. Nu, pasakys Andrius tiksliai, mes dabar nesiginčysim čia iš tikrųjų. Tai mes jau grįžom namo su Andriuku ir Gustę palikom pasivaikščioti dar su draugais, parsivežėm prekes namo su taksi jau. Dabar yra 8 valandos vakaro, Andrius jaučiasi šiek tiek pavargęs, tai nenorėjau jo vieną paleisti. O ir aš turiu darbo, nes man reikia eiti ir redaguoti videosą. Tai ką, brangieji, sakau jums gero vakaro ir iki pasimatymo. Rytoj, jeigu oras leis, bandysime kopti į kalnus. Tai spauskite subscribe, like ir laukite kitų mano video. Iki pasimatymo.